Sveiki visi bateremonto žiūrovai. Dažnai klausit, Vytai, o kada reikia išleisdinėti vandenį sodybui? Pasakysiu jums taip. Paprastas, logiškas atsakymas. Kaip tik paleido būtuose šildymą, mokyklose anksčiau paleidžia, iškart galite važiuoti sodybą ir išleisdinėti iš vamzdyno vandenį. Atrodo, kad šilta, temperatūra nebloga lauke. Nebloga, bet minusų net nebuvo, bet jau pradeda plėšyti vamzdyną. Tai kad to nebūtų, einam, parodysiu, ką reikia daryti. Net nebuvo laukia minusų, o net išplėšė sietelį. Būtinai nelaukit šalčių pirmųjų, o išleiskit vandenį anksčiau iš vamzdyno. Matot, atrodo, kad vamzdis jau ir kaip ir tuščias, bet kiek vandens dar jame likučių gali būti. Taip, kad kompresoriaus pagalba išpūstė tikrai apie 90%. Tai vien tik, taip sakant, samatiokų tikrai nesigaus. Matot, kompresorius kaip padeda. Užtenka vienam gale sodybas pajungti ir per visą teritoriją, net iki pačio namo vidaus, jisai išpučia. Žinoma, sureguliuokit ne 10 barų, o kokius 4, kad nepaplėšti iš langelių jums.